Sveiki, mes vėl su jumis. Eteryje Klagemauer TV Raudų siena. JAV gyvenantis disidentas Valdas Anelauskas. Būtent Amerika sukūrė geopolitinę krizę Ukrainoje, siekiant pakenkti Rusijai. Man dabar jau daugmaž aišku, kodėl Lietuvai skirtas toks neadekvačiai aktyvus vaidmuo visame tame su Ukraina susijusime konflikte arba geopolitinėme žaidime. Todėl, kad jau visai atvirai imta kalbėti apie JAV raketų, o galbūt net ir branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje bei Lenkijoje. Štai būtent kaip tik šito JAV 20 metų ir siekia. Na, o tuo pačiu tikimasi dar ir Juodosios jūros strateginius uostus užgrobti. Būtent čia glūdi ir pačios Maidano revoliucijos iššifravimas bei Lietuvos aktyvumo visame tame skatinimas. Dabar visa šita Lietuvoje sukelta psichozė rusai puola sudaro tam kuo puikiausias sąlygas. Bet jeigu neduok Dieve taip atsitiktų, kad NATO raketos ar net branduolinis ginklas būtų dislokuotas Lietuvoje, na tada tai ir iš Rusijos pusės savaime suprantama tektų sulaukti atitinkamo atsako. Juk jau ir dabar štai į Lietuvą atskrido 6 JAV naikintuvai, o Rusija iškart atsiunčia Baltarusijon dvigubai tiek savo naikintuvų. Tad visai nesunku numanyti, kas būtų, jeigu būtų. Lietuvoje esančias JAV raketos su branduoliniu ginklu būtų nutaikytos į Rusiją, o iš ten toks pat ginklas būtų nutaikytas ne JAV nutaikytas, o į Lietuvą. Štai tada lietuviams jau tikrai ir grėstų plataus masto branduolinė tragedija. Perspėja Tėvynainius Valdas Anelauskas. Ačiū už dėmesį, geros dienos ir iki sekančio susitikimo. Sudie.